Šiandien laidoje OpenAI paskelbė uždarantys savo video generavimo platformą Sora. Claude pristatė Dispatch, būdą valdyti kompiuterį per telefoną. Google testuoja AI perrašytas antraštės paieškos rezultatuose. O Meta gavo beveik $400 milijonų baudą už žalą, kurią daro jaunimui. 2 bitai. 2 bitus remia Oxylabs. Labas visiems, Lukas Keraitis, Jonas Lekevičius, 2 bitai iš Audioteka studijos. Vieną dieną vėliau, negu įprastai, neliūdėkit, viskas gerai, kartais pavarijuojam, esam laisvas podcastas, darom, ką norim. Būtent, todėl ir esam čia. Šiek tiek apsimiegoję, bet važiuojam, turim įvairių naujienų. Šiandien įvairių. Smalltalkui aš tau noriu pademonstruoti patį durniausią dalyką gyvenime, kam esu išleidęs 7 eurus. Tiesiog parašai 7 eurai su demonstracija ir daugiau nieko neparašai, aš net neįsivaizduoju, kas čia. Aš net galvojau, ar reikia pademonstruoti tai viešai, bet galvoju, kas jei ne mes, kada jei ne dabar. Tai tiems, kas klausotės dabar laidos per kolonėlės, tai yra arba ne vieni namuose, tai yra not safe for work dabar sekantis dalykas bus. Tai perspėju ir, žodžiu, sumokėjau 7 eurus ir mano kompiuteris dabar gali padaryti taip. Jeigu jisai kažką blogai padaro, aš galiu per jį trinktelti ir... Girdi? Wow. Čia vienas iš variantų, bet yra ir mažiau. Čia buvo labai seksy. Yra pavyzdžiui ožkos. Ir dar yra visokių, pavyzdžiui, combo hits. Nice one. Pridėsiu mikrofoną, kad visi girdėtų. Nice one. Tai va, žodžiu, galiu bausti savo kompiuterį nuo šiol. Ką manai? Fantastika. Fantastika. Jonas be žodžių. Aš bandau surasti appsą, kurį irgi turiu. Ir kuris ir padaro pasileisti. kompiuterį harmoniką, nes žinau, kad yra dar toksai, galima nusipirkti appsą, kuris bandau surasti. rimtai, Va, tu turi žiūrėk. šitą, Palauk, start turi. audio. Jungt garsą. Nu, Va, ir dabar aš galiu daryti taip. Palauk, kodėl jis nedaro nieko. Jis turėtų... nes aš garsas esu išjungęs. pridėkime mikrofoną, kad jis girdėtų. Labai traška mano kompiuteris, kai jį atidarau ir uždarau. Wow, kiek mokėjai? Šitas yra nemokamas. Ai, gerai. Aš gerai išjungiu, tai va, tai tokia mūsų diena, tokia Wow, rimtos naujienos, ar ne, fantastika. pradžiai. Žinau, kad dar yra... Kas čia jis toliau mušasi, ar ne, pas mane? Reikia išjungti. Aš žinau, kad dar yra appsas, kai šitaip sukinėjai kompiuterio ekraną ir groja harmoniką. Amazing. Jo, šitame appsiuke, kuris vadinasi labai neįdomiai Lid Angle Sensor, nemokamas už tą. Tai yra ir termino režimas. Tai gali Ar rimtai? terminų groti, jeigu Wow, nori. Okay. Žiūrėjau, nesąmonės, labai jokinga, man patinka. Iš tiesų tavo šitą nesąmonę. Ir aš vakar teisiausi antrą monitorių ant stalo netyčia ir buvau neišjungęs šito ir ten man viskas pradėjo kristi ir staiga aš grįbiu kompiuterį, jisai ten Aš sakai, oh my god, ką aš darau. Tai žodžiu. Nes mano pagrindinis klausimas yra, šaunuolis išleidai 7 eurus, ar dabar naudoji, ar slepini savo kompiuterį? Norėjau pažiūrėti, ar tikrai veikia, taip kaip rodė video, kad veikia. Žodžiu, Šaunu. kartais reikia leisti savo padaryti nesąmonę, tai leidau savo. Ir pademonstruoti, kad šiaip tai sensorių yra daug kompiuteriuose, kuriuos galima išnaudoti. Čia konkrečiai Mac'ų šiaip dalykai yra. Ypatingai tą harmoniką tikrai norėčiau įsirašyti, bet man gaila tiek lankstyti tą ekraną, nes nusilankstys tikrai. Bet slepinti kompiuterį negaila. Taip. Dar prie tokių linksmesnių, įdomesnių naujienų mačiau, Facebookas visas kalbėjo apie tai, apie ką norisi trumpai pakalbėti. Kablelis.lt yra tokia šauni iniciatyva, ją nemažai kas jau žinojo ir anksčiau, ten nuėjus tame interneto puslapyje galima atlikti teksto taisymą, anksčiau taisydavo stilių, kablelius ir panašiai, o dabar taiso ir gramatiką. Tai tiem, kas dirba daug su lietuvių kalba ir neturi kur pasitaisyti, tai yra puikus dalykas. Ir naujiena yra ta, kad jie paleido ir savo Chrome plėtinį. Tai yra, jeigu įsirašai tą plėtinį ir tuomet rašai Facebook'e, rašai Gmail'e, Google Docs'e, Messenger'e ar kažkur kitur ir darai klaidas, tai jisai tau pataiso, ką tu prašai. Tai smagu, aš noriu pasidžiaugti, čia yra tokių kelių lietuvių iniciatyva. Google for Startups jiems nesnei skyrė $25,000, tai jie aptreniravo savo modelį, kuris, kaip jie sako, netgi geriau veikia negu Gemini 3.5 ar GPT 5.4 arba Claude Opus 4
Konkrečiai šitoms užduotims, taisyti lietuvių kalbos Taip, klaidas. būtent lietuvių kalbos taisymų ir gramatikui. Labai puikus projektas, iš tiesų. Jo, ir jeigu kam įdomu, tai galite paskaityti, netgi labai įdomiai aprašyra, kaip apmokė savo lietuvių kalbos taisymo modelį pavadinimu Kamilė. Labai šiaip įdomu ir pademonstruota, kuo skiriasi lietuviškų duomenų žodžių bazė internete nuo angliškų. Ir labai gražiai papasakojo apie tai, kaip visą tai vyksta. Ir netgi, kadangi su jais susirašinėjau, tai pasiūlė mūsų klausytojams nuolaidą, kadangi tas plėtinys Chrome naršyklės tampa mokamas po savaitės ar kažkiek, nelabai ten daug kainuoja, bet pirmi 15 žmonių, kas nueis į kablelis.lt pasvirasis brūkšnys planai ir įves kodą 2 bitai, gaus 2 mėnesiams nemokamai išbandyti. Tai pirmieji 15, kas išbandysit, gausit nemokamą Chrome plėtinį. O šiaip tai fainai, nes tokių iniciatyvų lietuviškų netiek ir daug ir čia žmonės tikrai nėra, kad... aš tikiuosi, kad jie užsidirbs milijoną, bet, kiek suprantu, ne dėl to darė. Tai palaikau labai. Jo, ir gal net reikia palaikyti būtent todėl, jog kaip sunku yra užsidirbti milijoną iš to. Taip, būtent, o lietuvių kalba internete yra tokia šiek tiek apleista. Būtų mano valia, tai VLKK biudžetą paimčiau pusę jo ir skirčiau šitam projektui tikriausiai. Yra logikos. Ir visiškai maža smulkmena, bet aš manau, kad lokalios naujienos visiems įdomu. Valstybinė miškų tarnyba pristato savo interaktyvų įrankį leidimų kirsti mišką žemėlapį. Galima nueiti atvira.amvmt.lt ir šiaip labai kokybiškas miškų kirtimo žemėlapis, Jonai, užmesk akį, tu matau, dar nematei. Tai žinau, kad šitą projektą taip pat jie darė ne 1 metus. Aš, kadangi žmogus tikrai gamtoje mėgstu leisti laiką, tai čia yra proga kažkur važiuojant miške ir sekmadienį ryte vyksta kirtimai ir kartais susimastai, ką čia daro žmonės, jie, žinai, be liemenių ar kažką ir galėtų daryti tą žemėlapį ir pažiūrėti, ar čia yra legalus kirtimas. Tai man atrodo labai pilietiška iniciatyva. Wow, ir kiek daug informacijos čia. Taip, labai tikrai, aš suprantu, kad tuo jau komentare matau, kiek bus bambėtojų čia. Miškus iškerta lalana, miškus kerta, tai yra faktas, tai geriau gal būti pilietiškais ir užmesti akį į žemėlapį ir pažiūrėti, ar tai daro legaliai ir kad kiek galioja leidimas kirsti iki kelintų metų, iki mėnesių ir panašiai. Tai manau, kad faina iniciatyva, kurią norėjau paminėti. Geras. Tai galim paminėti tai, jog pernai laidos pagrindinė antraštė buvo... Praeitos, ne pernai dar. Pernai laidos, taip. Šnekėjome apie tai, kaip Meta uždaro savo Horizon Worlds VR. Tai praėjo turbūt diena nuo to, kada mes išleidome savo laidą ir jie pakeitė savo planą, nusprendė, jog visgi neuždarinės savo VR Meta Visatos platformos. Sako, jog tai buvo bendruomenės reakcija, jog buvo daug norinčių, jog palikti tą platformą gyvą. Daugiau nei vienas? Jo, aš tai tuo abejoju. Man atrodo, juos prastai paveikė tai, jog, tiesiog visi pradėjo kikenti iš jų ir sakyti, štai išleidot 80 milijardų į Meta Visatą ir dabar tiesiog ją uždarot, nes nieks tenai negyvena. Ir man atrodo, labiau jam tiesiog suprato, jog šiaip tai mums nieko nekainuoja palikti ją gyventi, o tas negatyvi žiniasklaidos reakcija į tai, kokie mes juokingi savo sprendimais, truputį labiau erzina. Tai man atrodo, todėl jie tą padarė. Bet jie paliko ją kabėti, tik tais, jinai bus palaikoma, bet nelabai vystoma, nieko naujo joje nebus. Būtent. Nežinau, kodėl jie taip čia elgėsi, bet sako, jog jo žaidėjai labai nori tenai likti ir būti. Tai okei. Aš tai žaviuosi, kaip būdamas daugia milijardinė kompanija, tu gali vieną savaitę sakyti, uždarau vieną produktą, kuriam skiriau 80 milijardų dolerių, kitą savaitę sakyti, palieku. Žinai, man reikia irgi drąsesniam gyvenimui būti savo sprendimais. Nori darai, nori nedarai. Juokinga. Ir dar viena mažytė naujiena prieš rimtas didelės, tai aš esu anksčiau pasakojęs apie tokį ArcAGI testą, buvo ArcAGI 2. Jis yra kuriamas su mintimi, jog ar įmanoma būtų sukurti testą, kuris būtų lengvas visiems žmonėms, bet praktiškai neįveikiamas dirbtiniam intelektui. Ir anksčiau tai buvo tokios vizualinės užduotis, kur reikėdavo atpažinti, kaip nuspalvinti kaladėlės, galima sakyti. Problema su tais testais yra, jog kai jie išėjo, iš tiesų dauguma žmonių sugebėdavo juos išspręsti ir beveik joks dirbtinis intelektas nesugebėdavo net kelių procentų to įveikti. Dabar visi dirbtiniai intelektai, patys geriausi dirbtiniai intelektai jau sugeba pasiekti 90% to antros versijos testo. Tai jūs, taip sakant, nebebuvo tinkamas identifikuoti spragas, ką dirbtinis intelektas sugeba ir ko nesugeba. Tai vakar išėjo ArcAGI 3, atnaujinta versija ir jinai vėl turi tą puikią statistiką, jog jie sako, 100% žmonių sugeba išspręsti tas užduotis, kurios yra tokie mini žaidimukai. Tu pradėjo žaisti ir bežaisdamas supranti taisyklės, ką tau reikia padaryti. Ir sako, jog mažiau nei 1% dirbtinio intelekto sugeba išspręsti tuos žaidimukus.
Geras, žaidėjau? Žaidžiau, kai kurie Perėjai? iš jų, taip, kelis perėjų, jie nėra tokie labai greiti, jie truputį lagina, galima sakyti, optimizuoti, jog dirbtinis intelektas juos spręstų, bet jie nėra super paprasti, reikia truputuką pasukti galvą, bet kai pasuki yra iš tiesų tikrai nesunkiai išsprendžiama ir aš taip pat suprantu, jog kodėl dirbtiniam intelektui gali būti sunku, nes tau reikia, galima sakyti, bežaidžiant, išsiaiškinti, ko iš tavęs nori. Nes niekas nesako jokių taisyklių to žaidimo. Tu turi pats suprasti, kas kaip juda ir ko iš tavęs nori. Tai labai įdomu, vėlgi, ArcAGI 2, kai jis buvo išėjęs, nežinau, aš negalvojau, kaip greitai jis bus išspręstas, bet buvo išspręstas per metus. Ir dabar ArcAGI 3 atrodo, jog, nežinau, čia visai sudėtinga. Ir tada praeis 1,5 metų ir bus viskas įveikta. Geras. Įdomu, aš irgi per kavos pertraukėlę šiandien, manau, pažaisiu, kas nori išbandyti, tai ArcAGI 3 įrašykite į Google ir ten tokia tetrio interakcija, pasakai, 100% žmonių tai perina, tai dabar toks spaudimas sukilęs. Jo, kai jie sako 100%, tai yra iš serijos visą laiką žmogus, kuris sugeba tą išspręsti. Yra žmonių, kurie tai įveiks. Taip. Aš tik kažkaip nežinau, atsimenu, tą praeitą testą, jisai sunkus buvo. Jo, jisai buvo, ArcAGI jau buvo visai sunkokas, šitas, manau, yra net lengvesnis žmonėms, bet sunkesnis dirbtiniam intelektui. Tai visai įdomu. Bet atsimeni, mes esam sustarę, kada bus tikrasis AGI. Taip, žinoma. Taip, atsimeni? Kada? Aš tai sakau visą laiką 2030. Ne, aš tai sakiau, kai paklos man lovą. Ai, taip, ir vilkti patalynę. Čia yra mano... Žaidimukai dėja neišmokės tvarkyti realybėje. Tai iki tol nevadinsim dirbtinio intelekto protingu. Šokime į pagrindinės šiandienos naujienas šiek tiek didesnės, tai didžiausia iš jų tikriausiai yra, kad OpenAI paskelbė, jog uždaro savo video generavimo platformą Sora. Kiek jinai laiko pagyveno? Jinai buvo paskelbta rugsėjį, tai iš tiesų 1,5 metų pagyveno. Tuo metu, kai jinai buvo pristatyta, tai buvo, nežinau, visi norėjo išbandyti, ten nebuvo taip paprasta, reikėjo pakvietimų ir todėl jinai šovė į pirmą vietą kaip iPhone programėlė. Ir tai buvo OpenAI bandymas iš esmės bandyti daryti savo socialinį tinklą, kuris būtų AI generuojama turinio pagrindu. Jau tada buvo galima juoktis ir šaipytis iš jų už tokias idėjas, tai dabar matosi, jog šitą idėją niekaip nepavyko išlaikyti. Jinai gal kokią savaitę pabuvo trendas. Taip. Ir tada numirė taip, kaip visi slopo fabrikėliai numiršta, žinai. Taip, nes iš tai ir gavo daug kritikos, ar ne, o ne dar viena platforma, kurioje galima generuoti labai greitai daug video. Teisybės dėlei socialinių tinklų nei per kur jinai netapo, populiariu tikrai ne, bet manau, nemažai daliai žmonių, kurie nenori gaišti daug laiko ir nori susipažinti, kaip atrodo video generavimas, kas tai yra, kaip tai galima daryti, tai žmonės ten ėjo ir bandė. Ir Lietuvoje taip pat manęs klausė, išbandinėjo. Tai buvo susipažinimas su dirbtinio intelekto generavimu. Jo, tai buvo toks plačiai prieinamas video generavimo įrankis ir niekam nebuvo įdomi to socialinė dalis, bet pabandė kažką daryti. Ir nebuvo aišku net ir naudotojui, ką su tuo daryti. Sugeneravau, ten galiu pasidalinti, bet koks čia tikslas ir panašiai. Šiaip ar taip, šita žinia netikėta gana, ar ne? Jinai iš giedro dangaus. Jo, galima buvo turbūt nuspėti iš to, kiek nėra susidomėjimo video generavimu iš OpenAI ir koks kylantis yra susidomėjimas, tarkim, jų naujais programavimo įrankiais, kodeksu, jog galiausiai jie turės kažkada persvarstyti tuos prioritetus, bet atrodė, jog jie yra kompanija, kuri gali leisti seniems net nepopuliariems projektams tiesiog suktis kažkur fone gana ilgai. Ir jie dabar sako, jog nebenorim, nebegalim to leisti. Sako, jog pagrindinė motivacija išjungti Sorą yra tai, jog nori mesti daugiau savo turimų kompiuterio resursų į pasaulio simulacijos tyrinėjimą, galima suprasti world modelius, kuriems taip pat reikia daug pajėgumų. Čia buvo vienas iš didžiausių iššūkių su video generavimu, tai jog sugeneruoti tas ten 10 sekundžių trukdavo žiauriai daug grafikos plokštės darbo, kol jisai sugeneruodavo kiekvieną kadrą kaip praktiškai atskirą paveiksliuką. Tai labai daug iš tiesų reikėjo pastangų ir nebuvo už tavo prasmės. Ir OpenAI ten viceprezidentai ir panašus žmonės viduje, kai galima skaityti, tokių nutekintų pokalbių, garsiai kalba, kad per daug OpenAI turi side questų, per daug įvairių iniciatyvų ir dabar jie kalbama, kad susiorientuos į verslo klientus ir kodavimo programą, kodo rašymą. Jie tikriausiai jaučia alsuojantį Claude jiems į nugarą. Man buvo labai įdomu pasiskaityti apie tai, kad Claude ir Anthropic, tiksliau, pajamos nėra tiek stipriai atsiliekančios nuo OpenAI pajamų. Jo. Kai atrodo OpenAI yra gerokai didesnė kompanija, žinomesnė, garsesnė, turi gerokai daugiau naudotojų, nors mokančių irgi ne tiek ir daug, bet
čia aišku nėra tokie, yra projekcijos tų sumų, bet pavyzdžiui, run rate revenue skaičiuojama, kad ChatGPT OpenAI yra 25 milijardai, Anthropic 19. Arba, pavyzdžiui, konkretų skaičiai iš praeitų metų, jeigu rugsėjį, čia Reuters pranešė, kad rugsėjį OpenAI per pirmą pusmetį sugeneravo virš 4 milijardų pajamų, tai Anthropic per metus 5 milijardus, tai 2,5 per pusę metų. Tai ne tiek ir daug atsilieka, nors kompanijos atrodo savo masteliu turėtų būti gal gerokai skirtingesnės. Jo, ir besiunčiant kaip tik štai naujienai radau tą faktą, manau, kas net labiausiai, taip sakant, degina užpakalį OpenAI, yra faktas, jog Anthropic su Claude turi 73% pirmųjų enterprise dirbtinio intelekto išlaidų. Kitaip tariant, jog kai kažkoks didesnė kompanija galvoja, ką dabar padaryti su AI-imi, 73% jie pasirenka Anthropic Claude, o ne OpenAI. Tai čia yra žiauriai didelis faktas, nes jis yra to, galima sakyti, žinai, sniego rutulio pradžia. Nes jeigu tu pradėsi investuoti, kaip koks Pentagonas, į Anthropic Claude, vėliau nuo to atsiklijuoti gali būti visai sunku. Ir šiaip tais, čia yra man proga tikriausiai išreikšti tokį didelį susižavėjimą. Šią akimirką Claude ir Claude programa, mes apie tai šiek tiek pakalbėsime, bet kiek jį pristatinėja daug naujovių, kas savaitę net memai eina, kad labas rytas, vėl Anthropic ir Claude kažką pristatė. Čia netgi tiktų tas skaičius, jeigu dar atsimeni Microsoft Copilot, kiek jisai berods tik tai 3% kompanijų, kurios turi Microsoft paketą, viso Office'o, ar ne, Word'o ir panašiai, renkasi mokėti už Copilotą. Jo, visi pasilieka prie tos nemokamų galimybių, kurios yra labai ribotos, bet tai indikuoja, jog šiaip tai žmonėms, kurie naudoja Copilotą, nieko daugiau nereikia, turbūt nelabai ir naudoja. Ten jo, apie 3% pasirenka tik tai papildomai mokėti. Tai labai labai liūdni skaičiai ir iš tiesų, aš irgi pilnai pritariu plojimui Claude ir Anthropic tokiai strategijai ir man yra šiaip labai gera iliustracija to, jog OpenAI šaudė dalykus į visas puses. Taip. Kritikavom juos apie tai, tai prieš pusę metų. Sakėm, per daug daro dalykų. Ir čia beje yra kitas tokia naujienėlė, kol kas dar labiau gandas negu naujienėlė, bet jų planas yra sujungti jų esamas turimas programas. Konkrečiai, pavyzdžiui, dabar Mac'e aš turiu ChatGPT Atlas, ChatGPT tiesiog pokalbių programėlė, Atlas tai jų naršyklė ir yra ChatGPT Codex programavimo, bet kartu ir automatizavimo ir viskas viename, ne viename, taip sakant, net. Claude turi vieną programą, Claude, kuriame yra ir programavimas, ir darbas kompiuteryje, ir tiesiog pokalbiai, ir viską, ką jie naują išleidžia, tau nereikia nieko naujo siūstis, viskas yra vienoje vietoje. Tai panašu, jog jie ir šitoje vietoje bandys kopijuoti Claude tokį sprendimą ir tu tiesiog turėti vieną ChatGPT programą, kurioje būtų visos dalys sujungtos. Tai bendrai tai yra tiesiog parodymas, jog nereikia šaudyti ir gaudyti visų, kiekvienos idėjos, kurie ateina. Claude parodė, jog jeigu tiesiog turi strategiją, į ką tu nori investuoti, ir pavyzdžiui, aš taip pat noriu paploti už tai, jog Claude niekada neturėjo video generavimo modelį. Ir nepanašu, jog jie net planavo tą turėti. Jie tą mato, manau, kaip tokį dėmesio nukreipimą nuo to, ten, kur yra tikra vertė. Taip. Programavimas, darbas su dokumentais, darbas office, yra pilnai susifokusavę į tai, jog nedaryti nesąmonių, nedemonstruoti AI galimybių ten, kur iš to nebus verslo ir todėl jie apdvaro taip gerai. Taip, OpenAI, jie buvo tas, kurie pirmieji šovė su ChatGPT ir padarė wow momentą visam pasauliui. Ir dabar galima skaityti, kiek yra diskusijų, pavyzdžiui, dėl to jau, kiek čia metus mes laiko minime, kad OpenAI svarsto paleisti tą erotinius pokalbius ChatGPT. Jo, suaugusių režimą. Suaugusių režimą, taip. Ir čia, išskaitant irgi ten surašinėjimus visokius, tai panašu, kad Samas Altmanas yra tas, kuris sako, kad čia yra gera idėja ir krūva žmonių jam sako, kad nedarykime to. Taip, tikriausiai mes patrendinsim App Store tą savaitę, užkils naujų naudotojų, ateis visi ten erotiniais dalykais, užsims pas mus programėlėje, bet kokia iš to vertė, koks tai ilgalaikiškumas, ką tai daro mūsų bendram įvaizdžiui, ar ne? Yep. Tai įdomu, kad jis ten vis dar spiria tuos dalykus. O kaip manai, kodėl, tai tavo nuomonė, kodėl visgi Sora užsidarė iš tikrųjų, o ne kodėl jie deklaruoja? Aš manau, buvo būtent tokias supratimas, jog iš to mes verslo nelabai pasidarysime. Jie bandė, šiaip reikėtų dar paminėti, bandyti tą pakelti į verslą padarė sutartį su Disney'umi, kuris leido jiems naudoti, generuoti vaizdus su Disney'aus veikėjais, bet taip pat tai leido Disney'ui investuoti į OpenAI. Šitas sutartis niekada nebuvo oficialiai patvirtinta, tai nėra, jog jinai kaip ir labai nusirašo. Bet tie planai, man atrodo, niekada nebuvo labai rimti. Buvo kažkada naujienų, jog, štai ten Samas Altmanas kalba su Hollywoodo režisieriais apie tai, kaip čia bus kino gamybos ateitis. Dabar mes matome, jog yra
yra šiaip dabar jau ir geresnių modelių už tą Sora, yra ten Seedance 2, dėl kurio visi eina iš proto, kuris labai gerai generuoja vaizdus, bet tai nėra didžiulė industrija. Tai nėra tokia didžiulė industrija, kaip automatizuoti visų žmonių, kurie sėdi prieš kompiuterį darbą. Ir man atrodo, jie teisingai suprato, jog visų pirma, tai yra fokuso praradimas ir dėmesio nukreipimas į dalykus, kurie jiems negeneruos pelno, bet antra, tai buvo toks didžiulis negatyvaus kažkokio atgalinio ryšio iš žiniasklaidos, iš žmonių apie tai, jog jie prisideda prie viso to netikro turinio lavinos, kuri jau visus yra užknisusi. Tai jie nelaimėdavo nei, taip sakant, gerais atsiliepimais apie juos, nei verslu. Tai nereikalingas produktas. Tai gerai, Sora numiršta ir niekas labai dėl to neliūdė. Jo. Ar ne? Važiuojam toliau. Claude pristatė įdomią funkcijėlę. Šiaip Claude, kaip ir minėjome, kas savaitę kažką naujo pristatinėja, taip įdomu sekti. Kepa tikrai naujas funkcijas ir jie dabar pristatė Dispatch, Claude Dispatch. Kaip tai atrodo ir kaip tai veikia? Tai veikia šią akimirką tik tais mokantiems prenumeratoriams, bet užtenka tos pačios pigiausios mokamos prenumeratos, 20 ar 20 keli doleriai per mėnesį ir aš namie išbandžiau. Tai galiu papasakoti, ką aš padariau. Jog veikia kol kas tik tai Mac'e. MacBook'ą taip, reikia MacBook'o ir telefono. Tai jeigu turi MacBook'e Claude programą ir jeigu telefone turi Claude appsą, aš ką padariau namie, nuėjau į Claude'ą, įsijungiau Dispatch'ą, ten reikia šiek tiek paspausti porą mygtukų, kad sutinku sujungti savo kompiuterį. Juos sukuria tada specialų pokalbį, kuris yra tokia testinė gyja tavo darbo su kompiuteriu. Taip, apjungi kompiuterį su telefonu ir tuomet telefone, chatas iš to mano surašinėjimo, aš jam parašiau, sutvarkyk mano nuotraukų pavadinimus aplanke netvarkytos nuotraukos. Pervadink kiekvieną numeriu ir trumpu aprašu pagal tai, ką matai nuotraukoje, pavyzdžiui, vienas ant scenos su mikrofonu, nes norėjau pažiūrėti, ar matys, kas yra nuotraukoje. Ir jis sako, pradedu darbą. Ir jisai dirba tavo kompiuterį. Tu per telefoną jam rašai, o jis dirba tavo kompiuterį. Tarp kitko, nesugebėjau rasti to aplanko. O, rimtai? Jo, pradžiai, sako, nepavyko automatiškai rasti aplinko, sakau, jisai yra desktop, šitame aplinke, 3 paspaudimai. Gerai, sako, pradedu dirbti, tai prašo leidimo. Šiek tiek neaišku, kam, vieną kartą prašė aplankui to daryti. Ok, atidaryk. O kitą kartą prašau leidimo kažkam. Prašau leidimo. Gerai, dar kažkam. Ir jis tai padarė puikiai, pervadino 30 nuotraukų, jos dabar vadinasi, pavyzdžiui, vyras kostiumu poza studijoje. Pranešimas ant scenos. Netgi mes esam ten kažkokiai vienai nuotraukai, 2 vyrai juokiasi patalpoje. Mūsų nuotrauka. Tai ir jis tai padarė ir neužtruko 30 valandų, gal tik tai kokią 8 minutės tikriausiai. Jo, aš irgi išbandžiau labai sudėtingoje, man neįdomu paprasti dalykai. Aš galvoju, paprastai ir veiks jau, žinai. Jo, aš jam iškart daviau labai didelį iššūkį būtent tuos žingsnius, kaip aš kuriu mūsų laidos thumbnailą. Tai yra ir kai mes tą dažniausiai darome, mes turime kamerą, į kurią žiūrime ir maivomės ir tada iš to video failo dažniausiai aš tiesiog žiūriu, bandau išrinkti kažkokius gerus kadrus, kur aš įdomiai atrodau, tu įdomiai atrodai, tada iškerpu mus individualiai į atskirus failiukus, tada atsidariau Pixelmator Pro programėlę, kuri turi labai gerą Remove Background, tada nuimu backgroundą, išsaugau kaip PNG, tada einu į Figma, kuriu mūsų tuos thumbnailus ir dažniausiai tiesiog nukopijuoju prieš tai buvusią tą thumbnailą, ištrinu mus, įdedu iš naujo. Taip, įsivaizduot, kiek daug darbo yra sukurti 2 bitai thumbnailą, plojimai Jonai, čia yra jo darbas, aš darau aprašus ir keliu YouTube, Jonas daro thumbnailus. Tai va, tai žinai, aš žiūriu, ar galiu nedirbti šitą darbą. Tai ką pavyko padaryti? Daviau jam tą video failą ir sakau, peržiūrėk tą video failą, išrink momentus, kur mes abu gerai atrodome. Labai įdomiai dirbo. Sako, neįmanoma. Aš galvojau, kad bus neįmanoma, bet wow, kaip jis puikiai dirbo. Jisai pasidarė kadrus kas sekundę, peržiūrėjo kas sekundę. Kurioj programui? Jis aš spėjau, kad jis naudojo kažkokį terminalo dalyką, nes vizualiai niekas nevyko. Taip. Tai jis pasidarė kadrus per sekundę ir tada surado gerus kandidatus ir sako, ties 5 sekundė ir ties 29 sekundė yra geri momentai, aš padarysiu kas 4 kadrus aplinkui tas sekundės, jog surasti būtent tą momentą, kur mes geriausiai atrodome. Oho. Žiauriai gerai. Wow. Tada jis surado tuos kadrus, jie tokie ganėtinai beskonė, truputį majonezas, bet nieko, bent jau ryškus ir mes abu šypsomės ir žiūrime į kamerą. Okay. Tada pasakiau, dabar iškirpk taip, jog paliktum pakankamai ploto aplinkui mus, taip sakant, nenukirp mūsų rankų, padarė puikiai, be klaidų, taip kaip aš būčiau padaręs. Tada sakau, vėlgi, atsidaryk Pixelmatorių, nuimk foną.
Užtruko jam. Kol jis surado, kur Pixelmatoriui yra ta funkcija, gal kokias 5 minutės ieškojo jos, bet rado. Galiausiai jis spaudinėdamas visur ir abu failus išsaugojo kaip permatomus, šaunuolės. Nu ir tada buvo pats sunkiausias etapas, aš nesitikėjau, jog jis tą sugebės padaryti, atsidaryti Figmos dizaino programą, nuklonuoti prieš tai buvusi dizainą, ištrinti mus iš praeito, įdėti naują. Oh my god, koks tu ambicingas, aš nei per kur neįsitikėčiau, kad jis net pamėgint gali. Atsidarė Figma, nukopijavo dizainą, ištrynė. Po maždaug 10 minučių spaudinėjimo mūsų prieš tai 2 buvusius atvaizdus, taip sakant, ir tada pradėjo įterpinėti mus 2 ir nesugebėjo įterpti mūsų 2 paveiksliukų. Bet vėlgi, ambicija yra rimta, ar ne? Čia ir tavo ambicija gera. Taip, nes jis turėtų geriausiai veikti pradžioje su tom paprastom programėlėm, ten Gmail'ų, Slack'ų, kalendoriumi ir panašiai, kur jau... Beje, kaip paštus jie sako, jog šiaip tai nenaudokite tam dispatcho. Nenaudokite? Nes jie būtent Slack'ui, Gmail'ui ir taip toliau, jie turi tiesioginės integracijas. Ir tau nereikia naudoti programų tam, jog tu galėtum susirašinėti Slack'e. Tiesiog prijungi jį prie savo Slack'o ir viskas. Ai, turiu menį kaip konektorius, ar ne? Kaip appsus Cloud. Aha, taip, programėlė. Tai sako, jog šitiems dalykams, jiems nereikia, bet jeigu nori naudoti kažką tokio, vat, kaip Pixelmatorių, dirbti su vaizdais, tuomet nieko nepadarysi, tuomet turi atidarinėti tą programą ir jisai turi fiziškai judinti pelytę ir spaudinėti ir todėl yra taip įspūdinga, kai iš viso pavyksta, bet o dangau, koks jisai lėtas. Aš bandžiau pamatuoti, kiek kartų lėtesnis yra už mane, kažkur tarp 20 ir 40 kartų. Taip. Suprantu, ir šiaip jau mes turėjome prieš tai Cloud Cowork programą, kuri veikia kompiuterėje, tai reiškia, tą pervadink suturkik mano darbalaukį per kompiuterį, galėjai leisti jam savarankiškai atlikti ir anksčiau, dabar naujiena yra, kad per telefoną gali tai daryti ir tuo metu kompiuteris turi būti įjungtas, neužmigęs ir panašiai. Ir tiesą pasakius, tu nelabai matai, ką jis daro. Na, matai telefone chat'e, ką jis jau rašinėja. Jo, chat'e tu gauni tik galutinį rezultatą, galima sakyti. Bet nėra, ko aš galbūt taip tikėjausi šiek tiek, kad bus kažkokia vizualizacija, simulacija, kur tu matai, ką jis daro, ar vaikšto, ar panašiai, tai ne. Ir man atrodo, nepaisant to, šią akimirką tai vis tiek yra įdomiausias, saugiausias būdas valdyti kompiuterį per atstumą, apskritai turėti tą OpenClaw patirtį tik tai saugiau, ar ne? Čia apie tai ir yra. Jie bando į tą žingsnį įeiti ir man atrodo, kad aš esu nusteikęs, kad kad tai yra lėta, kad tai veikia netobulai. Manau, kad po pusės metų tikiuosi, kad tai bus panaudotina, aktualu ir panašiai. Ir tas dalykas, kad per telefoną valdysim kompiuterius, tampa nebe tik tais super userių ir nebe ateities kažkokios fantazijos tema, o tokia, kasdienybė, tai bus kasdienybė. Ir čia, žinai, aš vėl pabūsiu Cloudo fanas ir OpenAI nesupratėlis, nes OpenAI pasamdė tą Pete Steinberger, kuris sukūrė OpenClaw. Kodėl, už ką jie iš to gaus, nėra jokio aiškaus atsakymo. Jie tiesiog daro dalykus, nes Twitteris džiaugiasi, jog reikia daryti dalykus. Claude tuo tarpu galbūt pažiūri į tą OpenClaw, vis pirma susipyksta ir sako, nebevadinkite to CloudBot ir tada, nevadinsim CloudBot. Bet tada išleidžia štai tavo atsakymą į tai, kuris daugeliu atveju yra geriau apmastytas. Tai, ko paprastesniems žmonėms reikia, kai jie galvoja apie tai, kaip automatizuoti dirbtinio intelekto darbą jų kompiuteryje. Tai tiesiog yra toks geresnis produkto dizainas, geriau apgalvota, ko iš viso reikia šitoj situacijoje. Ir todėl man tai patinka, kaip jie mąsto, jog jie ne tiesiog mėto makaronus į sieną, bet pagalvoja labiau strategiškai, labiau ilgalaikiškai, kaip tai atrodys ilgainiui. Ne ką galima sukurti šią sekundę, kas būtų įspūdinga demonstracija, bet kas yra ta stabili bazė, ant kurios galime toliau statyti ir pasiekti kažką gero. Tiesa, atsakymas, ką su tuo daryti? Pabandėm sukurti pabandžiau, sukurti tą thumbnailą ir tai užtruko ten pusvalandį, kol jis prie etapo, kur aš būčiau praleidęs mažiau nei 3 minutės. Tai man dar nėra šiaip aiškaus atsakymo, kur aš tą naudočiau. Ar tau atsiranda kažkas? Ne, bet įdomu. Manau, kad ilgainiui potencialų yra. Lygiai taip pat buvo su naršyklėmis agentiškomis, kurios atsirado tavo atsakymas? Ne, atsirado. Bet čia yra toks irgi višta ir kiaušinis, jos lėtos, tu nežinai, ką jos gali daryti, dėl to nenaudoji, nesužinai. Tai tas ant to, bet man atrodo, per telefoną valdyti kompiuterį apskritai yra nebloga idėja, tai gali būti momentų, kai tai bus naudinga. Galų galia tas darbalaukio tvarkymas, aš įsivaizduoju, tarp kitko žmonės, pavyzdžiui, vėlgi neregiai žmonės, ar ne, jau yra kalbėję anksčiau, kad tos agentiškos funkcijos jiems tikrai yra ypatingai naudingos ir geros.
aš manau, kad čia pritaikomumų atsiras palengva tokių nuobodžių, bet galbūt atsiras. Ypatingai, kai tai leis, galbūt ateitie bus galima automatizuoti, kad kiekvieną kartą, jeigu mano kompiuteryje nutinka aplankas toksai ten kažką įskaidyk ir tai vyks tavo kompiuteryje, ne per programą, ne per N8N ar dar kažkur, bet tau kompiuteryje automatizacija bus labai įdomu. Aš netgi turėjau tokią, nežinau, ar teisingą mintį, filosofinę, Jonai, pasakyti. Aš galvoju, kai ChatGPT, kai Claude išėjo, man atrodo, ta akimirka tai buvo toksai vartotojo sąsaja patirti duomenų mokslo galę. Iš esmės, pritariu. Duomenų mokslo, su ChatGPT ateimu 22 metais tu gavai pažaisti duomenų mokslininką. Iš esmės, su viso to privalumais ir trūkumais. Sunku suprasti, kaip veikia ta programa, bet tu gauni kaip ir išvalgas iš daugybės duomenų. Man atrodo, dabar visos šitos programos palengva turi ambiciją tapti vartotojo sąsają į produktyvumą, į darbą. Tai yra ambicija, kurią jos turi. Ir, galbūt po 5 metų aš dirbsiu per Claude, o ne per kompiuterį. Galbūt. Aš bandau įsivaizduoti tą, scenarių. Štai aš tenai guliu prie balto tilto ant žolytės ir tiesiog sakau savo kompiuteriui, ką padaryti. Bet jeigu yra sunku įsivaizduoti net tokį darbą, kokį aš galėčiau turėti, ką aš veikčiau prie to kompiuterio, kur man nereikėtų iš tiesų pačiam žiūrėti, spręsti ir aš tiesiog galėčiau jam pasakyti, tai tiesiog daryk tą, nes realiai, jeigu atsiranda toks darbas, tai jisai egzistuos 2 savaitės, kol kažkas tiesiog pavers jį automatizaciją ir to nebereikia. Tiesa, tai čia nuolatos besikeičiantis taikinys, apie ką labai irgi daug kalbų ir sunku žmonėms perteikti, kad jeigu tai tik tampa įmanoma, ar tai tampa nebeseksi, nes tai jau tampa įmanoma. Bet man atrodo, nemaža nauda yra to, kad net jeigu aš turiu netvarkingą darbalaukį, kurį noriu susitvarkyti ir sakau Claude'ui, sutvarkyk mano darbalaukį, ką jisai padaro, jisai tai padaro, aš nežinau, kokia geresnė yra darbalaukio išdėstymo, schema, kaip tai reikėtų padaryti, aš nežinau, bet prašau, sutvarkyk tu. Ir čia yra laimėjimas, jis sutvarkė ir pasiūlė savo sistemą, kaip tai daryti, vietoj to, kad man reikėjo paaiškinti, kad sutvarkyk mano darbalaukį, pagal ten ABCD produktyvumo schemą. Manau, tame yra privalumų. Jo, mano filosofinė mintis beje apie šitą buvo tai, jog, nežinau, ar žinai tokią frazę pig horse, 1915 metai buvo pig horse, kada mašina jau buvo, bet buvo arklių pikas ir nuo tada jie pradėjo kristi. Man atrodo, mes dabar esame pig laptop, nes jeigu tu nori iš esmės turėti tokį asistentą, kuris turi pilną prieimą prie tavo kompiuterių, vadinasi, tu turbūt nori turėti stalinį kompiuterį, kuris tiesiog būtų jungtas visą laiką ir jame būtų tavo failai ir jeigu tiesiog nešiojasi ir uždarinėjai tą savo laptopą, nebegali rašyti žinučių savo agentui padaryk tą ir tą. Tai man atrodo, čia yra stalinių kompiuterių sugrįžimas, žinau. Geras, kaip įdomu. Tarp kitko, 1920 kažkelintais metais Jungtinėse Amerikos valstijose buvo peak elektromobiliai, nes buvo pora valstijų, kur buvo daugiau elektromobilių negu vidaus degimo variklių. Relatyviai pikas, taip. Taip, tokios mūsų linksmybės. Gerai, aš noriu papasakoti išbandykite Claude Dispatch programą, kas įdomu, kam tai panaudosite. Jeigu jau žaisite su Claude'u, aš dar mini rekomendacija, man buvo naujovė Claude Artifacts dalykas, aš su tuo nebuvau žaidęs, tai yra tokios paformuotos programėlės, žaidimai, visokios, iš tikrųjų, žaidimai ten nuo dramų mašino iki kažkokios mažos simulacijos, kur tu vaikštai po kambarį ir kalbėsi su žmonėm. Ir tu gali tai pažaisti, fun, bet smagioji dalis, kad tu gali tai redaguoti pats. Tai yra, kad, man patinka ir aš, pavyzdžiui, paėmiau dramų mašiną ir sakau, bet aš noriu vietoj būgnų, kad būtų akordai. Ir aš noriu dėlioti akordus vietoj būgnų. Ir ten tu gali per chatą tai visą tai tvarkyti. Geras. Vienas įdomesnių vibe-codinimo pavyzdžių, aš žinau, ką veiksiu vasarą, tai žaisiu su tuo. Žmonėm, kas daug lengviau yra redaguoti, negu kurti nuo nulio. Tai išbandykit Claude Artifacts. Giriam Claude'ą šiandien, visai nemažai. Dar vienas dalykas, ką norisi pagirti, tai yra mūsų rėmėjai Oxylabs, kurie vis dar ieško darbuotojų į įvairias pozicijas. Mano tikslas yra iki vasaros surasti jiems visus darbuotojus, kad jiems daugiau jų nebereikėtų ieškoti. Ir matau, kad sekasi neblogai, nes 46 atviros pozicijos šią akimirką yra. Nuo cyber security, analyst, product designer ir panašių. Be abejo, labiausiai jiems reikia žmonių, kurie yra programuotojai, Python, Go ir web scraping programuotojų, kurie dirba su didžiulė milžiniška infrastruktūra. Lietuvoje nelabai yra lygių, beveik 200 milijonų proksių.
60 petabaitų duomenų srautas per mėnesį, o tiems, kas nežino, tai Oxylabs yra viešai prieinamų duomenų rinkimo sprendimus didžiausiams pasaulio verslams kurianti kompanija, kas gyvena naujamiestyje, tai sunku nepastebėti. Dar nuo savęs pagirsiu, kad jie daro puikius vakarėlius ir pakviečia geriausias alternatyvios lietuviškos muzikos grupės. Čia toks mano insightas, aš žinau. Ir tikiuosi pagrosim ir mes jiems. Tai kam įdomu, kas ieškote darbo, kas nori ne tik tais smagios kompanijos, bet ir yra kūrybiški, kurie supranta ne tik techninę dalį, bet nebijo spręsti kūrybiškas problemas, tai tokių žmonių ieško Oxylabs. Eikit į nuorodą komentare ir sužinosit daugiau informacijos. Rekomendacija nuo mūsų, o mes tęsim naujienas. Ir, taip, naujiena iš Jungtinių Amerikos valstijų, bauda Metai, nemaža. Prieš porą mėnesių kalbėjau, kad Jungtinėse Amerikos valstijose vyksta netgi keli teismai. Ir šią akimirką Naujojoje Meksikoje teismas nusprendė, kad Meta klaidino vartotojus dėl savo platformų saugumo ir pažeidė valstijos vartotojų apsaugos teisę, skyrė $375 milijonus baudą. Realiai didžiausia bauda, kokią buvo galima skirti toje valstijoje. Wow. Nors prokurorai prašė 2 milijardų. Tai jau buvo neįmanoma. Iš esmės, už ką gauta bauda? Už tai, kad Meta nesirūpino nepilnamečių žmonių apsauga Facebook'e ir Instagrame ir plus už tai, kad jie žinojo, kad tai darė sąlyginai sąmoningai. Tai yra, kad jie nedarė papildomų dalykų apsaugodami žmonės. Ir čia yra visa priešistorija, nes 23 metais Naujosios Meksikos prokuroras jie padarė tokią savo slaptą operaciją, susikūrė fiktyvius Facebook'o ir Instagramo profilius, apsimetė 14-mečiais ir gavo seksualinio pobūdžio medžiagos, sulaukdavo suaugusių, kurie bandė užmegzti intymų ryšį kontaktų, netgi prekybo žmonėmis matėsi, kad ten gali iš to užsimegzti. Ir iš esmės šitos baudos, yra pirmiausia baudos, kai stambi technologijų kompanija yra nuteisama dėl žalos jaunimui. Ir yra panašių baudų kitose valstijose. Realiai Jungtinėse Amerikos valstijose užsikūrė tas diskursas, kad platformos turėtų daryti daugiau ir pirmą kartą matome, kad realiai išeina į sprendimus, į baudas. $400 milijonų, nemažai. Meta šitą verdiktą be abejo skundžia. Žinoma. Taip pat vakar man išėjo dar vienas teismo sprendimas, irgi, kur Meta ir YouTube kartu buvo rasti kalti dėl to, jog vėlgi, nepakankamai apsaugojo savo sistemą ir čia bendrai darosi tokia turbūt teismų ir padavimų į teismus praktika, jog ne dėl kažkokio konkretaus turinio, kurie visada gali sakyti, jog čia ne mes, čia tiesiog žmonės elgesi, bet bendrai apie pačios platformos dizainą, ar jie pakankamai užtikrina kaip platformos kūrėjai mechaniškai arba, nežinau, pagal savo taisyklės, tą saugų kažkokį buvimą jų platformose. Tai turbūt ne pirmas ir ne paskutinis teismas, jo. Bet tai aišku vis tiek yra naujiena. Man įdomu tokios smulkios detalės. Pavyzdžiui, viena vaikus ginanti nevyriausybinė organizacija pastebėjo, kad Meta generavo tiek su dirbtiniu intelektu sugeneruotų raportų apie tai, kas vyksta jų platformoje, kad netgi tie raportai, kai pasiekdavo policiją, visus teisės saugotojus, niekas į tai rimtai nežiūrėjo, niekas neužsimdavo tų įstatymų, nusikaltimų narpliojimų, nes tie raportai būdavo griozdiški, neaiškus, AI slopas iš raportų, o ten turėtų būti aiškiai parašyta, kad, ten prie vaiko priekabiauja ar dar kažką, bet sakė, būtent dėl šito AI naudojimo raportuose policininkai ėmė skeptiškiau žiūrėti į tos raportus ir, sunkiau buvo išregzti, kur čia yra nusikaltimas. Tai realiai gauna velnių už savo dizainą, už tai, kokie jie yra. Jo, aš įsivaizduoju ir Meta, jog jeigu jie iš tiesų ten turi 100 milijonų ten tų raportų kažkokių, arba tai, kai atpažįsta, tai jie negali samdyti milijonų žmonių, jog jie rankomis tai analizuotų ir prie to dirbtų, tai tikrai pasinaudos AI-umi, bet čia vėlgi, čia sudėtingumas būti Meta masteliu ir tai, jog, vėlgi, vidutinis vartotojas jiems nesugeneruoja tiek daug pajamų. Amerikoje sugeneruoja nemažai pajamų, bet čia Europai, pavyzdžiui, yra pakankamai juokinga, kiek mes individualiai jiems pinigų, taip sakant, savo reklamos žiūrėjimų uždirbame. Tai jie tiesiog turbūt optimizuos ir bandys išgyventi, kiek tai gali, bet tai taip pat reikš, jog jie bus turbūt nuolat paduodami į panašius teismus, už tai, jog niekad nedarys pakankamai. Tai, nežinau, man šitas argumentas, kad labai sunku susekti tokį didelį kiekį, tai gerai, tai susimažink, tap mažesnė kompanija. Nežinau, man tai toks invalid argument,
mes tokie dideli, kad mums labai sunku kažką daryti. Jie dideli savo vartotojų, kiek jie nėra dideli darbuotojų. Tai gerai, kiekio. tai Apple yra didelis savo vartotojų kiekiu, žinai, Microsoftas yra didelis savo vartotojų kiekiu, Amerikos valstijos, žinai, valdžia galėtų sakyti, mes esame dideli savo kiekiu, dėl to labai sunku. Tai tiesiog nelabai stiprus argumentas. Tai Okay. aš nepriimu. dėl Ir jiems, tarp kitko, netgi mini rekordas, kad, ne rekordas, bet didelis irgi pastebėjimas, kad kadangi žiūri Jungtinėse Amerikos valstijose dalyvauja tokiuose teismuose. Taip, jo. Taip, tai jie prisiekusiai per vieną dieną nusprendė vienbalsiškai, kad Meta yra kalta, tai gana greitai ir vientisai tai buvo Jo. išspręsta. Tai va, mažas laimėjimas šitoje temoje. Aš paminėsiu labai kvailą mažą naujienėlę apie tai, jog ką ponas Zuckerbergas daro tuo metu, kol čia vyksta visokie teismai. Jis įkūrė savo dirbtinio intelekto agentą būti virtualiu CEO, kuris Jo, tas agentas. O ką jis darys, tas agentas? Tiesiog, šiaip idėja gal nėra tokia jau kvaila. Mintis yra, jog vietoj to, jog jisai kai nori gauti kažkokią informaciją, šiuo metu jisai turi kreiptis galbūt į kažkokio skyriaus vadovą, kuris susisieks su savo ten kažkokiu pavaldiniu ir ta informacija jį pasieks lėčiau. Tai dabar jis nori turėti asistentą, kuris jam galėtų be reikalavimo šnekėti su žmonėm ir eiti per kažkokią skyrių hierarchiją, greičiau rasti norimą informaciją apie kažkokius sprendimus, kurie yra padaryti, planus, ką skirtingos komandos turi ir taip toliau. Tai toks labiau informacijos surinkimo ir radimo įrankis, nesprendimų darimas. Bet visai įdomu ir šiaip pasirodė įdomu, kiek daug Meta viduje turi platformų automatizuoti savo tokį vidinį planavimą. Tai jie turi vieną, ką vadina Second Brain, kur yra ant Claude pagrindo sukurtas toks praktiškai visų duomenų žinojimas ir gebėjimas atsakyti beveik bet kokius klausimus apie tai, ką daro kompanija. Ir jie kuria panašu kažkokį savo OpenClaw variantą sistemos viduje, kurie automatizuotų ir ryšius su išorę ir vidinių dokumentų valdymą. Tai kompanija, kur iš tiesų bando automatizuoti save ir Zuckerbergas sako, jog dirbtinis intelektas leis iš esmės pakeisti įmonių struktūras dar šiais metais. Įdomu, kad tai daro ne ant Meta AI on Claude. Jo. Pradėkim nuo to. Ir antra, Markas Zuckerbergas, nors net tai pasakyti, ne tau kalbėti apie įmonių produktyvumą, iš tikrųjų, ką yra parodę, ar ne? Socialinius tinklus jūs mokate kurti, viskas su to gerai, nepasiginčytume, bet... Tokia jokinga kompanija. Jo, ką jūs tokio naudingo nuveikėt. Reikės pakalbėti dar tikrai apie maršrutizatorius, kurie draudžiami Jungtinėse Amerikos valstijose, jų importas ir Google antraštės būtinai reikia pakalbėti. Tai galim labai greit trumpai pašnekėti apie tos maršrutizatorius, nėra labai daug ką pasakyti, išskyrus, jog nežinia, ar tai yra indikacija apie ateitį ar ne. Tai naujiena yra tokia, jog FCC, kuri yra ryšių reguliavimo tarnyba Amerikoje, jie uždraudžia nuo šių metų rugsėjo oficialiai, bet jau yra paskelbtas draudimas, visus naujus vartotojams skirtus maršrutizatorius, kurie būtų pagaminti užsienyje. Ir jų yra visai nemažai tenai importuojamų, konkrečiai, pavyzdžiui, vien TP-Link kompanija, kur galbūt daug kas iš jūsų net turi TP-Link tuos routerius, jie Amerikoje yra apie 35% rinkos ir jie, TP-Link, yra pilnai Kinijos įmonė, šiuo metu turi ofisus Kalifornijoje, bet iš esmės tai yra Kinijos įmonė, viskas nėra pagaminta Kinijoje ir panašu, jog Amerika pradeda dėl to nerimauti, jog iš tiesų, jeigu labai daug maršrutizatorių, tų routerių, kurie siunčia skirtingom kryptim interneto srautą, potencialiai turi kažkokius backdoorus, tai yra būdą, kaip gamintojų galbūt slapta prieiti ir pakeisti kažkokią konfiguraciją. Tai gali būti ataka. Ir Kinija jau buvo padariusi keletą tokių kibernetinių puolimų Amerikoje, būtent juos ir cituoja FCC šito draudimo kontekste. Tai buvo Volt Typhoon, Sol Typhoon ir Flax Typhoon. 3 taifūnai buvo pas juos užpuolę. Nežinau, labai toks savotiškas draudimas, nes iš vienos pusės, taip, jie bando, turbūt kaip daug šalių bandys šiek tiek apsisaugoti nuo kiek daug Kinijoje pagamintos infrastruktūros nori įsileisti, kiek tai iš tiesų yra kažkokia saugumo rizika. Bet kažkur kamputį čiauška mano toksai, žinai, ir sąmokslo teorijos balsas, jog tai taip pat yra geresnė priemonė kaip pačios Amerikos vidinėms tarnybams kontroliuoti savo gamintojus ir patiems stebėti, kas vyksta šalies viduje. Čia turbūt priklauso iš dalies net nuo tavo nuomonės apie dabartinę administraciją. Taip, nes gal šiek tiek trūksta iš tame visame nutikime, kad būtų nutikę kažkoks konkretus vienas įvykis, kur pasakytų, žiūrėkit, kiniška kompanija, jos maršrutizatorius per jį va tokia saugumo spraga ir mes negalime to leisti. Nes... Jo, ir tų spragų nėra įvardinta. Tos atakos nebuvo susijusios didžiąją dalimi su tuo, jog maršrutizatoriai pagaminti Kinijoje. Tai toks
Taip, ir toks įdomu, kiek ta administracija smulkmeniška bus, ar ne, nes jeigu prieš kiek metų, prieš kokius tikriausiai 5-7 užsikūrė tą diskusiją, kad 5G įranga iš Kinijos nėra saugi ir čia, infrastruktūra, jinai daug lemia, ar ne, o dabar mes nuėjome iki maršrutizatorių, kad net maršrutizatorių, tai galų gale nežinau, ko dar neįleis iš Kinijos. Įdomus sprendimas, smulkmeniškas ir jo, kaip ir sakai, tikriausiai, apie ką pasirinkti tikėti šią akimirką. Mane nustebinus naujiena yra apie Google antraštės. The Verge rašo, kad žiūrėkit, mes matom, kad mes padarome straipsnius ir turime antraštės, o Google testuoja ir dabar jau pripažino, kad daro eksperimentą, kurio metu tradicinės antraštės Google rezultatuose pakeičia sugeneruotas dirbtiniu intelektu. Tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, The Verge paleidžia straipsnį. Išbandžiau viską apgaunantį AI įrankį ir jis man nepadėjo nieko apgauti. O Google paieškoje tas straipsnis matomas kaip viską apgaunantis AI įrankis. Jo. Nes Google savarankiškai paėmė ir pergeneravo antraštę. Ir jie šią akimirką sako, kad tai yra eksperimentas. Ir The Verge sako, kad Google Discover yra ta programėlė, kur gali atrasti naujienas. Jie taip pat turėjo tokį eksperimentą ir pradžioje sakė, ir dabar jau tai nebe eksperimentas, dabar tai jau funkcija. Taip. Ir sako, čia 1-2 sumirksėsit ir šitas dalykas taps nebe eksperimentu, o nauja funkcija. Jo, nes tas Google Discovery'as buvo toksai būdas, galima sakyti, tu suprasdavai, Google kuruos tavo interneto rekomendacijas. Ir kai jis užsiema tokiu aktyviu kuravimu ir tau rekomenduoja dalykus, galbūt tada antraščių perrašymas yra labiau priimtina. Taip. Bet Google paieška visą laiką, manau, žmonėms buvo toks gana neutralus dalykas. Ta prasme, tu ieškai konkrečių straipsnių ir tu tikiesi, jog tas, taip sakant, langelis, kai yra antraštė, kai yra kažkoks tekstas, nuoroda parodyta, jog ten bus tiesa, jog ten bus tai, ką iš tiesų to puslapio savininkas yra įrašęs. Google sako, jog tai yra mažas ir siauras eksperimentas, nes suprato, jog tai tikrai atrodo gana prastai jiems, bet nežinau, kaip jie Visų pirma, aš nesuprantu, kodėl jie tą daro. Jie sako, nori engagementą padidinti. Bet kodėl yra jų darbas didinti žmonių engagementą, spaudinėjant nuorodas? Tarkime, žmonės ieško dalykų, jeigu jie kažko neranda, atliks kitą paiešką, štai tau daugiau engagemento, žinai. Kodėl Google turėtų skatinti žmonės eiti į vienus ar kitus puslapius? Tie paspaudimai, nežinau, man tai jie nelabai yra susiję su tuo, kiek Google yra motyvuoti paieškų rezultatų rodymais. Taip, man atrodo, pažvelgus į tai per žurnalistikos prizmę, per žurnalistikos profesionalų prizmę, tai skamba šitas eksperimentas tikrai blogai ir šiek tiek distopiškai. Aš tai, pats būdamas redaktoriumi ar žurnalisto rašydamas antraštės, įsivaizduok, mes dabar padarome, ar ne, 2 bitai antraštė, parašom ir YouTube'e jinai matoma kitaip, perrašė. Tiesiog perrašė mūsų antraštę Google'as ar YouTube'as ir tu galvotum, kodėl čia yra mano to paties darbo dalis ir gerą antraštę sugalvoti yra nemažai darbo ir kiekvienas žodis ten kažką tikrai reiškia. Tiesa, YouTube'as net nežinau, ar būtų labai geras pavyzdys, nes tarkim, jeigu YouTube'as išleistų tokią funkciją, kur, pavyzdžiui, paleisk AI pavadinimų eksperimentus, aš manau, labai daug YouTuberių pasirašytų, nes jau dabar jie turi tų funkcijų, kur mes laiks nuo laiko šiaip patestuojame net su keliais thumbnailais skirtingais. A/B testavimas. A/B testavimas ir kol kas negali testuoti su pavadinimais. Ir aš šiaip matau tą ateitį. Gali testuoti su pavadinimais. Gali? Taip, YouTube'o video pavadinimą gali testuoti. Pradžioj leido thumbnailas, dabar leidžia netgi ir pavadinimą, ir thumbnailą. Bet tik tais gali duoti, jei gerai pamenu, tik 2 variantus. Aha, bet įsivaizduok, žinai, jeigu tas, tarkim, B variantas būtų automatiškai pasiūlytas dirbtinio intelekto ir tada tau sakytų, žiūrėk, sugeneravau tau geresnę antraštę ir jinai sugeneruoja daugiau peržiūrų tau. Daug žmonių šiaip tada sakytų, šiaip tai gal ir nieko. Taip, aš suprantu, bet žinai ką, tu esi laisvas pasirinkti. Taip. Ir visą tai yra didelis skirtumas. Tai tau pasiūlo, žiūrėk, galva taip suformulavus, skambėtų gražiau ir puiku, gera funkcija, ačiū. Gal man patiko, gal man tikrai trūko tavo postumio kūrybinio, pasiėmu tavo pasiūlytą variantą ir dedu. O čia yra, tu tiesiog gauni kitokias antraštės, negu parašė naujienų portalai. Būtent, ir YouTube'as yra Google platforma ir jie yra suinteresuoti, jog žmonės kuo daugiau žiūrėtų. Verge nėra Google platforma. Taip. Kodėl jie yra suinteresuoti kažkodėl perrašinėti, kaip Verge antraštės atrodo?
Man tai atrodo labai labai bloga idėja ir toks irgi norisi tada galvoti, vat, o kur tai galėtų nueiti, ar ne, kad Google sakytų, žiūrėk, tavo straipsnį mes išėmėm čia porą sakinių, porą pastraipų, nes mūsų geresnį engagementą padaro, žinai. Arba, nežinau, man tai tikrai skamba distopiškai ir labai labai palaikau The Verge, kuri gana griežtų tonų sako, kad pala, taip neturėtų būti, žinokit, mes, žurnalistiką užsiemam senai ir čia nematyta, neregėta, kad ir perrašai. Be abejo, aš galiu įstoti argumentus iš Google, kad, mes indeksuojame tas antraštės, parenkame, ką matys žmonės, čia vos ne mūsų kūryba, bet manau, kad tai yra nesąžininga. Tai, žodžiu, palaikau The Verge ir pykstu ant Google už šitą eksperimentą. Tikiuosi, jie išgirs tą atgalinį ryšį. Paimkim dar vieną naujieną, kokią tik nori užbaigti. Ai, žinok, nežinau, aš turiu apie karves naujieną. Taip, papasakok apie karves, man šiaip įdomiausiai atrodo. Ja, gerai, o čia tokia nepati rimčiausia naujiena. Didelė naujiena buvo, kad Naujosios Zelandijos išmanių antkaklių startupas iš esmės, į kurį investavęs Peter Thiel, jis surinko dabar $350 milijonų investiciją ir beveik siekia $200 milijardų. Pavadinimo neįsirašiau. $2 milijardus, atsiprašau. Halter, tas startuolis vadinasi, neįrašiau pavadinimo. Kai kur jau dabar rašo, kad virš 2 milijardų čia per porą dienų visko daug įvyko, bet nesvarbu. Man atrodo, kad šiaip įdomus startupas. Aš nebuvau girdėjęs, kad tai yra įmanoma. Jau jo paslaugomis naudojasi 2000 fermų Jungtinėse valstijose, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Ir kaip tai veikia? Tu turi karvių fermą, tu turi išmanius antkaklius, kurie be abejo, kiekvienas turi GPS-ą. Kiekvienas turi saulės bateriją, tai nereikia jų pakrauti labai dažnai. Ir ūkininkas telefone appse gali matyti kiekvieną karvutę lauke. Wow. Ir tai jau yra, tu matai, kurios eina, kiekviena ar ne, tu matai, kiek jinai juda. Jeigu pamatai, tau gal netgi kokį alertą išmes, jeigu tau karvė nejuda viena, ar ne, kažkur viduryje. Ja, nes aš ir galvojau, viena yra GPS, bet kita, jeigu tai būtų kaip toksai Apple Watch karvėms, žinai, koks jų širdies ritmas, kiek valgo šiandien, ar gerai juda. Ne, šito dar bent jie, kaip rašo, neturi. Esmė tame yra virtualus elektrinis spėjimo. Yra virtuali elektrinė tvora, kur dabar dauguma ūkių turi elektrinę tvorą, ar ne, kurią atsitrenka gyvuliai ar karvutės ar žmonės žiopli būna lengvai pakratami elektra. Manau, daug kas tai esam patyrę. Ir jie sako, dabar tai galima daryti virtualiai. Tai yra pačiame appse žemėlapyje pirštų ūkininkas gali apibraukti teritoriją, kur šiandien jūs valgote čia. Ir jis netgi gali pasirinkti, kad šiandien jūs žiūrėkite, jau čia nuvalgyta, man eikit kitur valgyti. Ir tuomet jisai apibrėžia kitą lauką, kur nori nueitų. Ir antkakliuose yra garso signalai, yra vibracija ir yra elektrošokas. Lengvas, kuris jie sako, kad netgi švelnesnis už elektrinį piemenį. Ar ne? Ir pradžioje karvės visos turi būti specialiai apmokomos. Klausyti komandų, atvažiuoja darbuotojas ir apmoko komandas, kad jeigu, pavyzdžiui, jos turi garsinį signalą, jeigu eina link virtualaus elektrinio piemens, link teritorijos, kuri pažymėta, kad negalima eiti, jos pradžioje girdi signalus, beje, kairė dešinė taip pat turi skirtingus stereo signalus. Ir pradžioje jom pypsi, tuomet atsiranda vibracija ir jeigu jau tu prakiši tą galvą, kur negalima, tau elektrošokas šiek tiek nukrato, kuris sako labai švelnus ir ten labai viskas labai gerai. Jo, ir turbūt ilgainiui tie visi garsai ir vibravimai, jie sukuria tokią pavlovinę reakciją, kur natūraliai tiesiog pradės reaguoti, okei, neik ten, kur pypsi, neik ten, kur vibruoja. Taip. Ir sako dabar, kad dauguma karvių iš vis daugumą dienų nepatiria ten nei kartą elektrošoko ir iš vis tas pypsėjimas, vibravimas karvėm nutinka 1,5 minutės per parą. Tai labai minimaliai ir pradžios yra apmokamos ir netgi kažkaip ta vibracija yra, jos palaiko, kad tu eini gerą linkme. Ir įdomu, kaip stebėti, kaip žmogus suspaudinėja appse mygtukus ir tada karvės palengva stojasi ir palengva eina. Wow. Jo, įdomus startuolis, ar ne? Žiauriai. Aš buvau nustebęs ir tai va, jis dabar jau turi $2 milijardų vertę. Šis tas. Va, buvau nustebęs. Atrodo net nieko labai, žinai, kosmiškai sudėtingo. Tiesiog idėja įgyvendinta ir jeigu veikia. Taip. Ir dar gali stebėti ir ten, bent jau be abejo, čia gali stebėti jų kompaniją, jų reklamą, tai jie ten labai gyvūnų gerovę domisi, rūpinasi ir panašiai. Tai ten komentarų apie tai tikrai yra, bet vis tiek visai įdomu. Wow. Tai čia tikriausiai ir sustojam, ar ne? Jo. Šiandien užteks ir sakome ačiū, kad klausėtės, pasimatykime komentaruose apie Claude, apie OpenAI Sora ir apie viską pasikomentuokime. Labai smagu, kad rašot, mes viską skaitom. Tai iki pasimatymo ir iki kitos savaitės. Čiau. Sayonara, Sora. Sayonara. 2 bitai. 2 bitus remia Oxy Labs.